Sveiki, kūrėjai. Yra labai gerų naujienų iš Etsy. Kai kuriems jos bus labai geros, kiti burbės, kaip ir visada žmonės burba. Taigi, kas manęs nepažįsta, aš Aistė iš Etsy konsultacijos, galite nuėję į Etsy konsultacijos LT paskaityti daugiau, pamatyti, ko aš užsiimu. Ir jeigu norit nepraleisti šitų video, tai prenumeruokit mano kanalą. Taip bus lengviau, nes aš kartais pamirštu papaustinti į Facebooką, kad jau yra naujas video ir jie pasimeta. Taigi, kokios tai naujienos? Prieš keletą dienų marketingo tabe skyrelyje Etsy atsirado naujas dalykas. Ten jie truputėlį ir dizainą, aišku, visą pakeitė, kaip visuomet. Ir tas naujas dalykas, jie iš pradžių tokia kaip ir pradinė jo versija buvo pasiūlę, išsiuntinėję visiems e-mailus, kad tie, kas pardavinėja prekes ne po vieną, pažymėkite, kad tai yra geresnis dylas ir taip toliau. Tai dabar čia šito varianto yra versija ant steroidų, taip sakant. Atsirado nauja galimybė marketingo skyrelyje sukurti rinkinius, kas šiaip daugumoje elektroninių parduotuvių yra built-in by default, nes tai yra standartinis marketingo būdas, kurį Etsy kažkodėl tai buvo praleidę ar tiesiog, nežinau, nesugalvojo, kaip tai padaryti paprastai, bet dabar šitą galimybę atsirado. Tai jūs galite pasirinkti iki 3 produktų iš savo parduotuvės, juos pažymėję, pasirenkat, kokio dydžio nuolaidą norite taikyti šitam rinkiniui, ir jeigu žmogus pirks visus šitos 3 produktus ar 2, nes galima ir 2 produktus pasirinkti, jeigu žmogus pirks visus šitos produktus kartu, jisai gaus tą nuolaidą. Tai iš tiesų yra labai puikus įrankis. Mano supratimu, turbūt vienas iš geriausių dalykų, kas nutiko Etsyje paskutiniu metu. Su juo galima sukurti daug rinkinių, labai įvairiai jį taikyti. Bet yra vienas niuansas. Ir tas niuansas yra tai, dėl ko žmonės burba. Jeigu jūs paleidžiate savo parduotuvėje kažkokius tai išpardavimus, šitie rinkiniai nustoja veikti. Tai reiškia, Etsy matyt nesugalvojo, kaip padaryti kombinaciją išpardavimų, kur yra nuolaidos siūlomos atskiriem produktam. Ir šitą nuolaidų sistemą, kai nuolaida yra taikoma, kai yra rinkinys, tai jeigu jūs turite išpardavimą savo visoje parduotuvėje, šitie rinkiniai neveiks. Tai lauksim, ar jie kažką taisys, ar jie paliks taip, kaip yra. Bet kol kas vis tiek tai yra vienas iš įdomiausių ir vienas iš naudingiausių įrankių, kuriuos Etsy per šitą netrumpą laiką paleido. Tai aš jau jį išbandžiau. Labai sėkmingai viskas tenai susidėliojo, gana paprasta tai padaryti. Jeigu nežinote, kaip tai atras, tai spaudžiat marketing ir renkatės sales and discounts ir paspaudę tą nuorodą pamatysite pasirinkimus, išmeta tenais, ką jūs nori daryti. Tai yra ar nuolaida, ar išpardavimą, ir vienas iš tų pasirinkimų yra pirkti daugiau negu kelis daiktus, ir jūs galite šitą pasirinkę susirankiot savo produktus. Aišku, būtų įdomiau iš tiesų, jeigu jie leistų, pavyzdžiui, kategorijomis, tai reiškia pasirinkti vieną kategoriją daiktų, prie jos pridėti kitą kategoriją daiktų, ir jeigu žmogus perka daiktus iš šitų 2 kategorijų kartu, tai tada taikyti nuolaidą. Bet aš įtariu, kad tai yra per daug sudėtinga, nes kategorijos nėra taip standartizuotos, kaip galbūt norėtųsi, arba žmonės gal operuoja tom kategorijom skirtingai, priklausomai nuo to, kas yra jų parduotuvėje. Bet aš labai džiugiai nusiteikus šituo klausimu ir
tikiuosi, kad jums šita naujiena taip pat patiks. Na ir kaip sakiau, prenumeruokit mano kanalą, kad patys pirmieji sužinotumėt, kada aš išleidžiu naują video, nes jie dėja nevyksta tom pačiom dienom, kad ir kaip YouTube'as to nemėgtų, bet nebandau aš šiandien susikurti kažkokio milžiniško kanalo, netoks mano tikslas padėti jums ir informuoti jūs apie svarbiausius pasikeitimus. Geros prekybos, iki!